O ko dažniausiai klausia parodos lankytojas atėjęs jūsų stendą? Viena iš pagrindinių problemų yra vėdinimo sistemų triukšmas. Šios problemos greičiausiai atsiranda dėl įrengimo be projekto, be konsultacijų. Dažniausiai būna per mažos sistemos suprojektuotos, kurios tiesiog yra triukšmingos ir dažnu atveju netgi su vietiniais kažkokiais triukšmo slopinimo sistemom to net sudėtinga išspręsti, netgi reikia permontuoti visą sistemą. Kita problema per sausas oras žiemą. Tai žmonės nepagalvoja, kad drėkintuvai prie rekuperacinių sistemų yra dažnu atveju būtini. Ir ne paskutinė problema yra elektros energijos sąnaudos turint šilumos siurblius. Tai šitos turbūt 3 esminės yra problemos, kurias mes girdime kiekvienais metais parodoje. Tai kviečiu visus apsilankyti Supernamai parodoje.